Yra 5 pagrindinės priežastys, kodėl vyrams reikėtų sumažinti alaus gerimą arba jau visiškai atsisakyti. Pirma, alaus yra 5 pagrindinės priežastys, kodėl vyrams reikėtų atsisakyti arba sumažinti išgeriamo alaus kiekį. Pirma, tai yra hormono balansas. Aloje esantis Yra 5 pagrindinės priežastys, kodėl vyrams reikėtų sumažinti arba visiškai atsisakyti alaus gerimą. Taigi, hormonų balansas. Aloje esantis fitoestrogenai gali slopinti, net negali, o iš tikrųjų slopina testosterono gamybą ir skatina estrogenų dominavimą. O tai gali lemti ne tik tai svorio augimą, raumenų masės mažėjimą, bet ir krūtinės padidėjimą. Vyrai, kurie geria alų, tikrai pas jūs papai, ohoho. Širdies sveikata. Per didelis alaus vartojimas padidins cholesterolio kiekį, sumažins kraujagyslių elastingumą, didindamas širdies ligų riziką. Trečias dalykas - nutukimas. Alaus pilvas nėra tik mitas. Estrogenai skatina riebalų kaupimąsi, o tai gali sukelti ne tik tai diabetą, bet ir kitus sveikatos sutrikimus. Ketvirtas - prostatos problemos. Per didelis estrogenų kiekis bet kokiu atveju gali skatinti prostatos išvešėjimą, apsunkinti šlapinimąsi, nors atrodo alaus prigėrus šlapinimas jis eina kaip oho, ir didina vėžių riziką. Bendras organizmų silpnėjimas. Bet koks alaus kiekis, o per didelis jo vartojimas, tikrai sukels nuovargį, sumažins energijos lygį ir neigiamai paveiks tavo libido. Jeigu jau susidūrėjai su šitais klausimais arba su šiom problemom, parašyk.